Elena Vaičiulionienė, 62. Gimiau tai Kairiškėse, o atitekėjau į Jonyliškes, o dabar pasistatėm Kruonį, tai va. Tai mano baba labai audė gražiai, mamos mama. Ir aš būdavau, kaip jinai išlipa į staklį, tai aš lipu ir, bet žinokit, pridarai, tadagi brauku. Atrodo, jau taip gerai padarai, lygi vis tiek sužinau, kad ne, kad jau buvai. Aš mačiau, kaip senos tos moterys audė ir daug mažiau tą jau žinojau, o paskui man parodė ir labai aš greit susigaučiau. Ir man labai, nu, prie širdies labai tas audimas. Atkuriam va šitą sijoną mes. Pagal tokį mes turim daryti. Čia dzūkiškas, čia Alytaus atkuriamasis bus ir paskui papildomai darbas. Jo. Pagal šitą va čia va šitie va tada ir eina. Vat va šitas va. Čia vadinas muštuvai, o čia nytys, o ten apačioj tos lazdos, tai yra pakojos. Čia ratukai vadinas ir dar kitus pas kitas aukščiau kaip galima, tai tokius ratukus čia pasikabina, bet man neišeina, tai aš vadinas pas mumi brangteliai. Šitos va kiloja, va, siūlas, va, šniūras ir turi eit lygiai. Nes jei bus vienas galas aukščiau, kitas žemiau, tai tada ir audime. Ir turi būti va čia va lygu. Nes jei kreivai susimuš, tai. Ir vėl va dabar žalią imsim. Taip ir einas vieną paskui kitą. Pačiai pradžiai metimas, pasiruošti metimui, tai vienos dienos reikia. Apmest šitą, vat, kur va dabar ant šito veleno yra, tai reikia apmest vieną dieną mano eina. O va. Šitą va lasdotį, tai yra, tai tada jau kaip metam ant mestuvus kaip atsinešam ir tada va susidedi ir per kiekvieną siūlas ir kiekvienas, vat, in kiekvieną skylutę, kiekvienas siūlas. Dabar jau dėsim. Малатіли жалює гіряли. Падук, лява сути, да еще зикле.
Ir viskas. Ir atmetimas yra. Va. Va. 12 metrų. 2 lankai. Taip va. Siūlą. O. Tada duosiu ir paduosiu, kai tavo. Čia įstipriai. Ir dabar mes jau dėliosim, atsirišim šituos ir dėliosim kiekvieną tarpuką. Vėliava siūtis viešų kelalių. Ir nulaikė kančių kėlis, tai tavo siūčių. Ir Paduok, galenutę, tai ką mešiu kėlį. dabar jau Tada duosiu ir paduosiu, kai apsimeta metimas tas būna ir tada mes riečiam. Tai jau rietimas mano, tai yra su anūkais, tai mano darbas. Vienas laiko, kitas suka va čia. O aš jau, va šitą, va pagrindą, va šitas, va. Per šitas eina siūlai in veleną. Susideda mes in va šitą va veleną. Mes susisukam. audžia, audžia, galenutė, planuoju drobelį. Tada va susirišam skiemenys padaryti balonas, kad neitų va siūlas va iš čia paimkim ir į čia eitų arba iš čia į čia, kad jie lygiai pagal tą veleną, kaip jie suriesta, taip ir eitų. Ir tada va tveriam, va čia va nytys, va kiekvienas siūlas turi savo nytį. Va. Kiekvienas siūlas turi va nytį. Va. Ir nulaikė galenutė, tai šiaudį kalėlai. Ir nulaikė galenutė. Va, nytys. Ir va čia va, nuimsiu, kad aiškiau būtų, čia va yra skietas. Va. Yra skietas ir čia va pagal tą nytį turi kiekvienam tam va tarpelis yra, čia šimtinis skietas ir pagal šitą. Daugiausia tai šimtiniam skiete ir audžiam. Jei nori tankų, tai tada jau daugiau tankesnį, o šitą, o jei retesnį, tai tada jau dar čia tokie, tarpeliai retesnė va būna. Va tarpelį, kur yra čia va vienas tarpelis. Tai kaip luvatėsės audžiam ką nors, o čia va kaip šitą medžiagą, tai audžiam po vieną veriam ir po vieną siūlas verės. Va paimkim žalią, geriau bus matyti va tas va nytis. O. Ir tada daros raštas. Jei mes suversim tik į skietą, į nytį nesuversim, eis viršum. Jis bus skietė, bet jis eis viršum ir rašto nedarys. Šiaudį kalėlai. Ir nulaikė galenutė, tai šiaudį kalėlai. Mes veriam į skietą, tai va su šitai va. Va, įrankis į skietą verti. Paduok, levasiūti, tai šiaudį kalėlai. Naujai kiekvieną siūlą į nytį ir pagal raštą reikia. O mes daugumui tai va jau kai būna čia va dvinytas ar kas, tai mes dasirišam. Va čia va šituose va nytyse va pasiliekam čia va galus ir čia galus. Susimazgom iš vienos pusės ir iš kitos va taip va sumazgom, kaip lieka galai ir mes tik dasirišam tada. Čia. Tai man visos dienos, tai va jau 2 dienos. Ir pati pradžia ant 3 dienos tai užsiaudė. Jau užsiaudė tada. Dar šeivus vat prisitrinti ir tada jau pradedi austi. Ir dar kol nueina visas tas audimas, va dar yra va šitas va pradžiai audimo, tai va dar turime mes va tokias va, pasirišam. Prisirišam ir čia susirišam va siūlus ant va šitų va lazdų. Jo, va. Dabar čia pas mumi vadindavo kaip kur pamazgytuvės, pradėtuvės ir va taip.
Ir čia va tai kiekviena dar kita lazdutė susiveja. Ir tada, kai prasidedi, susitrauki siūlus per nytį ir tada jau ant šitos vat, kita vat lazdu, va aš šitos ištrauksiu ir vat mes suversim. Va. Va čia va, į šituos, tada imam per skietą persitraukę ir tada imam ir va taip susirišam čia ant šitos. Per šitą pereina per visus šituos va pagalius ir ten ant to veleno apsisuka, kada gali gryną va medžiagą kaip ir dabar va, išimi. Tada jau gerai austi. Bet da, kol va su šitai, tai žinokit, tai kliūva kur tai. Ir va tokie va. Tai kur mazgas susijęs, tai biskį daugiau pasikelia. Tai va daugiausia, sunkiausia. O paskui, kaip jau užsivė ant veleno pereini, tai tada jau viskas gerai. Į rankos reikia jau įsidirbusios, kad vat juostų su taip, nes vieną laisviau pausė, kitą sumuši labiau ir nesutiks paskui sijonai. Čia reikia skaičiuoti, aš tai skaičiuoju visus sijonus. Visas juostas, kaip reikia skaičiuoti, tai aš skaičiuoju visą medžiagą nuo pradžių iki pabaigos mano suskaičiuota. Kaip aš viena, tai žinokit, ir garsiai paskaičiuoju, ir mintim paskaičiuoju, ir kitą, kad matai jau iš akies, kad negerai. Per dieną tai ir pavargsti, ir visaip reikia, ir akys pavargsta, kiekvieną kartą dava tokios variškios spalvos, tai iš vis tada akis vadina. Ta kartai net va čia spengia galvą. Ir dar svarbiausia mano staklys, tie va jei nori veleną, tai jas reikia įsiardyti ir ardant, tai jos daugiau ir pagenda. O taip tai, aš su jom įpratus, tai man labai gerai. Čia šitom staklim tai apie kokį 70 metų tai garantuoju. Va čia šiaudyklis visos. Audžiu 5, tai vat kiekvienai siūlas, kiekvienai spalvai turi kiekvienas siūlas būti, kiekvienui šiaudykliai. Ir jei šiaudyklis labai blogus, tai ir kerta siūlus, ir viskas. Pagrindinis darbas tai ir yra šiaudykliai. Turi būti visos geros, visos neužgauti siūlų. Ir va čia kaip pasidarai, tai čia skiemenys pasidaro ir žiotys, ir vadinam žiotim. Kur rankom yra ir rankom, o kur aparatiniam tom, vadinam mes aparatiniam tom staklim, tai ten jau panašiau į pramoninės audimą. Tada duosiu ir paduosiu, kai tavo